Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šį vakarą susipažinsite su nepaprasto gerumo žmogumi Martynu Gedminu. Martynas yra veterinaras. Kiekvienas gyvūnas jam labai svarbus. Nors apie šią profesiją vaikystėje jis net nesvajojo, pats gyvenimas ir begalinė meilė gyvūnams šią profesiją jam paskyrė. Labas vakaras, Martynai. Džiaugiuosi, kad šį vakarą atvykote pas mus į studiją. Pirmiausia, noriu pasiteirauti, kaip šiuo metu gyvenate, kaip jums sekasi. Ačiū, Deimante, kad pakvietėt mane į laidos filmavimą. Tai yra pirmas filmavimas, anksčiau niekada nebuvau dalyvavęs tokiuose avantūrose. Tai ačiū Jums, sekasi viskas gerai, darbų netrūksta. Gaila tik, kad daug yra sergančių pacientų. Tikrai taip, apie juos šiandien ir pakalbėsime, bet gal nuo pat pradžių, tai ar nuo vaikystės svajojote apie veterinaro profesiją? Nebuvau tas vaikas, kuris dar darželyje sakė, kad taip, užaugęs būsiu veterinarijos gydytojas. Turbūt todėl, kad tai nėra lengvas darbas, kad reikia priimti tam tikrus sprendimus ir vienas iš įvykių, dėl kurio nesirinkau veterinarijos gydytojo profesijos, tai būdamas vaiku turėjau katiną, kuris buvo sužeistas, atnešus į veterinarijos kliniką, jį apžiūrėjo kitą dieną ir apžiūrėjus pasakė, kad reikėtų migdinti. Tada labai blogai pasijutau ir supratau, kad toks darbas ne man, kad aš negalėčiau taip pasielgti. Mano šeima dėl manęs nesutiko su tuo ir katinas buvo susiūtas ir toliau gyveno. Baigęs mokyklą įstojau veterinarinės maisto saugos studijas, kad būčiau arti gyvūnų, tačiau nedirbčiau kartu su jais. Tačiau po pirmo pusmečio supratau, kad vis dėlto noriu būti veterinarijos gydytojas, kad galėčiau padėti gyvūnams. Nes visą vaikystę mane supo gyvūnai. Darbingai tikriausiai ir gyvenate dabar, esate veterinaras, kuris vykstate pas gyvūnėlius augintinius į namus. Tai sakykite, ar daug tokių turit užsakymų? Iš tikrųjų, tai užsakymų netrūksta, nes darbuojuosi ne tik kaip veterinaras, kuris vyksta į namus, tačiau dirbu ir veterinarijos klinikoje, Lukščio gatvė 9H, Saulės Vet. Po darbo valandų tik vykstu pas pacientus ir savaitgaliais, kada nedirba klinika. Esate ne kartą minėjęs, kad jūsų darbas tai yra pašaukimas. Man pašaukimas tai galbūt nėra tai, kad darbas baigėsi kartu su darbo valandom, nes ne veltui pasirinkau, kad vykstu ir pas pacientus į namus, kad pašaukimas tai, kad tu tiesiog neprivalai, bet net niekas man neliepia nevažiuoti pas juos arba jiems padėti. Tačiau pats suprantu, kad jiems reikia pagalbos, kad jeigu ne aš nuvažiuosiu, tai tikriausiai niekas kitas net važiuos pas juos. Tai tik todėl vykstu į tos tolimesnius kaimelius ir nesvarbu, ar tai naktis, ar tai lietus lyja, vis tiek važiuoju pas juos. Kiek metų jau darbuojatės? Darbuojuosi jau 9 metus. Ir nuo tų pirmųjų metų ir pradėjot vykti į namus pas augintinius? Iš tikrųjų tai taip, nes pirmais metais po studijų dirbau Šiauliuose ir pradėjau važinėti pas žmonės į namus, paskui išvykau į Taliną. Taline nevažiavau pas žmonės į namus, nes pirmas dalykas tai nemokėjau kalbos, tai dirbdavau tik tais klinikoje. Palaipsniui išmokus kalbą nebuvo tiesiog laiko tą daryti. O grįžus į Šiaulius pamačiau, kad nėra Šiauliuose gydytojo, kuris dirbo sekmadieniais, nes tai buvo toks laikas, kai nebuvo klinikos. Ir tada pradėjau važinėti žmonės namus. Jau šiek tiek užsiminėte apie Taliną, tai kokie keliai jūs ten nuvedė? Supratau, kad norint įgauti įgūdžių papildomų, neužtenka dirbti tik mažoje klinikoje, turiu važiuoti į didesnės klinikas, dirbti su didesniu kolektyvu, kad galėtum pasisemti žinių iš jų, kad pamatyti kitą kultūrą, pamatyti kitas sąlygas gyvūnų gydymo. Ir pasirinkau tai dėl profesinių žinių. Ir kaip ten sekėsi? Sekėsi gerai, dirbau 5 metus. Išmokau kalbą, išmokau ir rusų kalbą, patobulinau anglų kalbos įgūdžius. Estų kalbos žinau tik kelis žodžius. Ar patiko, pavyzdžiui, visi tie įspūdžiai, ar suteikė daug naudos dirbant Taline?
Taip, suteikė. Mane kas labiausiai nustebino, tai galbūt ta kultūra Talino, nes išvažiavau prieš 7-8 metus, ne? Ir atvykus į Taliną, kas labiausiai nustebino, tai kad gatvėse nebuvo benamių gyvūnų. Ne taip kaip pas mus, ne ar ne? taip kaip pas mus, pavyzdžiui, prieš 8 ar prieš 10 metų, ne? Pilnos gatvės būdavo benamių gyvūnų. Jeigu prisimenate, ne, tuos laikus, tai... Taip. Tai va, o ten atvažiavus nepamatysi nei vieno benamio. Todėl, kad buvo prieglaudos, kurios rinkdavo benamius gyvūnus, kurios padėdavo jiems, ne? Tačiau dabar tikrai pagerėjo situacija ir Šiauliuose, Šiaulių apskrityje. Tikrai mažiau gyvūnų, ne, ir jau sunku pastebėti benamį gyvūną gatvėje. Manau, kad prie to prisidėjo prieglaudos ir akcija, kuri man labiausiai turbūt patiko, tai Pagauk, sterilizuok, paleisk. Vis tiek nusprendėte grįžti į Lietuvą, į Šiaulius. Kodėl? Ar nebuvo minčių dar toliau kelti sparnus? Nebuvo minčių kelti toliau sparnus. Visada žinojau, kad išvažiuodamas į Taliną, kad grįšiu atgal į Šiaulius. Ir kitas dalykas, tai kuris privertė grįžti į Šiaulius, ne, tai tapau tėčiu, gimė dvynukai, porelė, berniukas ir mergaitė, Herkus ir Gerda, tai vien todėl ir grįžau. O kaip manote, ar jūsų vaikučiai yra linkę į augintinių priežiūrą, ar irgi myli gyvūnus? Taip, mano vaikai linki gyvūnų priežiūrą, važiuojam kitą kartą į prieglaudelę ar pas pacientus, kai neturiu kur jų palikti. Tai mokosi nuo mažens. To, ar bus gydytojais, nežinau, manau, kad patys nuspręs. Kalbant apie šią profesiją, tai iš tikrųjų ir mokslai yra pakankamai sudėtingi. Kaip sekėsi studijuoti? Ar nebuvo minčių, kad viską mesti ir nutraukti? Nebuvau aš geras studentas. Iš tikrųjų, tai ir mokykloje nebuvau tas, kuris mokėsi geriausiais pažymiais. Studentaujant esu gavęs papeikimų ir iš dekanės. Supratau, kad turi prisimti tas atsakomybės ir pabaigti tai, ką pradėjai. Tai tiek. Ir tikriausiai nugalėjo tą meilę gyvūnams. Taip, ir nugalėjo tą meilę gyvūnams. Ar studijų laikais teko darbuotis tik su naminiais augintiniais gyvūnais, ar turėjote patirties ir su didesniais savo gyvūnais? Studijuojant mokėmės apie visas gyvūnų rūšis, tai ir galvijai, arkliai, paukščiai, kiaulės, šunys, katės. Tai nėra tik viena rūšis kaip žmonių medicinoje, ne, kad tik žmogaus kaulai arba ten anatomija. Tai visų gyvūnų rūšis reikia mokėti. Ar galėtumėt pasakyti, koks gyvūnas jums yra pats mėgstamiausias, mylimiausias? Vieno negalėčiau išskirti gyvūno, visus gyvūnus myliu ir jeigu sugebu, stengiuosi visiems padėti. Bet kaip pačioje pradžioje minėjote jūsų istoriją su katinėliu, kad veterinaras pasakė, kad laikas jau yra užmigdyti, bet jūs paprieštaravote tam ir gyvūnėlis toliau sėkmingai gyveno, ar ne, dar kažkiek. Tai reiškia, negalima gal pasitikėti vieno specialisto nuomonę, ar ne? Taip, sutinku su tuo, todėl visada siūlau, kad nereikia priimti skubotų sprendimų, ne, kad visada reikia pamėginti, ne, ir pabandyti, galbūt dar pasiseks, ne, nes ateina tikrai ir prastos būklės pacientų pas mane ir visada siūlau pamėginti. Su kokiais iššūkiais dažniausiai tenka susidurti darbe, apart jau to, kad tenka šeimininkams pasakyti, kad teks atsisveikinti su augintiniu? Čia, manau, vienas iš skaudžiausių, ar ne, būtų? Iššūkių daug ir skirtingų būna, bet dažniausiai tai yra ne medicininės žinios, ne, sunkiausia yra emocinės, ne, atsakomybė ir tenka padėti tinkamus sprendimus priimti. Tai ar ir palaikyti šeimininkus tuo pačiu, ne, kad patarti jiems, kaip, jeigu viskas gerai, kaip tinkamai ir kaip toliau rūpintis tuo pacientu, ne, arba kitą kartą reikia palaikyti ir padėti atsisveikinti su gyvūnu. Kokia iš esmės Lietuvoje yra situacija? Jau minėjote, kad gatvėse mažiau vaikšto paklydėlių, bet koks tas mūsų lietuvių požiūris yra į augintinius? Stipriai pasikeitęs požiūris, žmonės linkę darytis ir kraujo tyrimus, ne, ko nebuvo turbūt prieš 8 metus, ne, atsakingai renkasi mitybą gyvūnams, nebemaitina maistu iš stalo, naudoja antiparazitinės priemonės, ne, vakcinuoja gyvūnus, rūpinasi gyvūnų sterilizacijom, kastracijom, ne, ko nebuvo anksčiau.
Dėl to manau, kad ir mažiau tų benamių gyvūnų. Sugriežtinta tvarka dėl gyvūnų pardavimo, prekybos, įsigijimo, sugriežtinta tvarka dėl kelionių su augintiniais. Tai man tai patinka. Tai viskas eina tik į gerą. Kaip manote, ko dar galime tikėtis Lietuvoje? Gal kokių naujų įstatymų, kalbant apie gyvūnus? Prieš berods keletą metų buvo privaloma jau ir čipuoti augintinius. Taip, buvo privaloma čipuoti, tačiau dar nemažai ateina gyvūnų, kurie yra neženklinti ir nevakcinuoti ir labai sunku žmonėms pasakyti, kad tu privalai tą padaryti, nes tokia tvarka. Tačiau kiti žmonės nėra atsakingi, o mes nesame tie, kurie gali pasakyti, kad negydysiu tavęs, nes tu neturi čipo. Tai kaip ir manau, kad galėtų būti tas priimta, kad reikalingas čipas, kitu atveju negali priimti gyvūną. O jeigu tai paprastai, būtiškai kalbant, jeigu mus žiūri, dabar žiūrovai ir galvoja, ką man čia čipuoti, mano gyvūnas gal nelabai ten serga, nei iš namų niekur neina. Ar iš tikrųjų būtinas tas čipavimas? Taip, nes bet kada gali iškristi pro langą, ar paliksi madaras duris ir gyvūnas pasiklys ir paskui neras savo šeimininko. Yra buvus tokia istorija, kad atvyko pas mane žmonės pasidaryti europinį pasą gyvūnai, kad galėtų išsivežti į užsienį. Aš jų paklausiau, ar jisai čipuotas. Jie pasakė, nežinau, todėl patikrinau ir radau mikroschemą. Pagal mikroschemos numerį suradau, kad tas gyvūnas prieš 5 metus yra dingęs iš Klaipėdos ir atsidūrė, jei neklystų, Kuršėnuose. Paskambinau žmonėms, pasakiau, kad atsirado jūsų katinas. Pirma, jie pagalvojo, kad jeigu tokį ilgą laiką nematėme jo ir gerai jo rūpinasi, kodėlgi negali pasilikti. Paprašiau, kad parašytų SMS žinutę, kad sutinka perleisti naujiems šeimininkams. Ilgą laiką negavau žinutės, todėl paskambinau dar kartą ir paskambinus paklausiau, ką jūs galvojat, jie nusprendė jį susigrąžinti. Tai štai taip katinas po 5 metų grįžo atgal pas savo šeimininkus. Ar tai gali būti vagystė? Nes jeigu net į kitą Lietuvos miestą buvo katinas atvežtas? Negaliu atsakyti. Nemanau, kad pats katinas tiek nukeliavo, ar šitie žmonės, ar kiti. Negaliu nieko kaltinti. Bet nesakė tie žmonės, kad ne, čia mūsų katinas, nebandė ten kažkaip meluoti, teisintis? Nekalbinau jų, jeigu sąžiningai atsakyti, Neklausinėjau, tiesiog padariau tai, ką privalau padaryti. Nesu aš inspektorius, kad tai tirti. Reiškia, ženklinimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Yra naudingas, taip. Kitas katinas ilgą laiką klaidžiojo Zoknių stotelėje, Ir patikrinus mikroschemos numerį, radau šeimininkus, su jais susisiekti nepavyko, tada ieškojau pacientų, pas ką lankiausi tam krašte. Radau ten pažįstamų, tai per kaimynus susisiekėm su ta šeimininkė ir ji pasiėmė savo katiną ir jisai atgal iškeliavo su ją į Angliją. Jūsų darbas yra tikrai ne nuo 8 iki 5 ir užverčiau kompiuterį ir pasibaigė. Tikriausiai ir su mintimis visuomet grįžtate į namus, galvodami apie augintinius, rūpinatės jai, net bandote surasti šeimininkus. Tai kaip jūs apibūdintumėt savo darbą? Ką jums reiškia? Mano darbas tai nesibaigia kartu su darbo valandomis, nes po darbo valandų taip pat lieku su mintimis apie pacientus ir kitą kartą tenka važiuoti pas juos į namus, jiems padėti. Tai nesibaigia darbas su darbo valandomis. Ir kitą kartą tenka ne tik kažkur Šiauliuose vykti pas juos, bet ir į tolimesnius miestelius nuvažiuoti ir suteikti jiems tą pagalbą. Kokių istorijų gal turite per savo gyvenimo darbo patirtį, ypatingai vykstant į namus? Viena iš įsimintiniausių mano istorijų, tai paskambino senyvo amžiaus moteriškė ir paprašė, kad atvažiuočiau pas šuniuką, bet ji negalėjo pasakyti, kas jam tiksliai nutikė. Nuvykus į vienkiemį, radau senyvą močiutę su senyvu šuniuku, kuris nebegalėjo pavaikščioti. Visą laiką močiutė laikė šuniuko ranką ir
Visas procedūros atliekant, lašinant skysčius, suleidžiant vaistus, visada guodė jį, palaikė, drąsino. Ir kitą dieną gavau skambutį iš jos: daktarė, jis vėl vaikšto. Tai turbūt suteikė daugiausia džiaugsmo. Tai jūsų darbas iš esmės yra toks, kur kiekvieną dieną nenuspėjami dalykai vyksta, bet ypatingai tokie dalykai, tai pradžiugina, manau, ne tik tą dieną, bet ir visą savaitę, o gal net ir visą mėnesį. Taip, tikrai taip. Ir aišku, visko būna kitą kartą, kad stengiasi padėti ir tikrai nenori nieko blogo padaryti tam gyvūnui, tačiau visada visko gali įvykti. Tačiau tikrai stengiuosi visada visiems padėti ir suteikti pagalbą. Ar tekdavo keltis ir naktimis ir vykti pas augintinius? Taip, tekdavo keltis ir naktimis vykdavau pas pacientus ir nežiūrėdavau nei darbo valandų, nei koks oras, nei kaip toli reikės važiuoti. Ne tik turite savo įprastą darbą, taip pat vykstate ir į namus pas augintinius, bet ir aktyviai bendraujate, aktyviai dalyvaujate bendruomeninėje veikloje. Tai kokiose veiklose jūs esate jau toks aktyvus? Aktyviai dalyvauju įvairiose veiklose, dalyvauju visur, kur pakviečia. Tai dalyvauju ir su Šiaulių šunų mylėtojų klubu rengiamuose parodose kaip veterinarijos gydytojas. Padedu prieglaudoms, tokiams kaip batuotos katės, letenėlė. Taip pat dalyvauju organizuojamuose renginiuose su veterinarinės tarnybos organizuojamuose renginiuose, edukacinėse programuose, nes manau, kad atsakingas požiūris žmonių gali garantuoti tai, kad turėsim sveikesnius gyvūnus ir turėsim mažiau darbo. Kaip viską spėjate? Mažai laiko būnu namuose, bet stengiuosi spėti. Gal turite dar ir kokių ateities planų, vizijų? Ateities planų, tai stengsiuosi toliau dirbti tą patį darbą, stengsiuosi galbūt plėstis ir svarbiausia, manau, yra išlikti žmogumi šiame darbe, nepamiršti savo empatijų ir stengtis rūpintis gyvūnais. O ar teko girdėti stereotipų būtent apie jūsų profesiją? Taip, teko girdėti stereotipų, kad veterinarijos gydytojai tai tik gyvūnus gydo, tačiau tai nėra tik mes nesam vien tik gyvūnų gydytojai, ne? Mes ir psichologai, ir patarėjai, ne? Ir gyvenimo būdo kūrėjai. Ir man patinka vienas pasakymas, kad gydytojai gydo žmonės, ne? O veterinarijos gydytojai gydo visą žmoniją, nes mūsų darbas yra susijęs ir su visuomenės sveikata. Ir tikriausiai tenka palaikyti ilgalaikius ryšius, ar ne, su augintinių šeimininkais? Taip, tenka palaikyti ir ilgesnius ryšius, ir su kai kuriais tampame ir draugais, ir palaikome juos, ir pasiskambiname, pasiklausime, kaip kam sekasi gyventi. Tai užmeskam ryšį. O dar grįžti. Nes kada užmeskam ryšį, ne, mums tampa lengviau suprasti apie gyvūno būklę, ne, ir jam lengviau padėti. Nes šeimininkai iš tikrųjų pasako daugiausia apie gyvūną, nes jie mato jį kiekvieną dieną. Ir kada jisai tik ateina pas tave, labai sunku suprasti, kas jam nutikė, nes jis pats nepasakys, ką jam skauda. Bet kai jie mato kiekvieną dieną, gali pasakyti, kad jam tas ir tas negerai, kad atkreipti tą ir tą dėmesį. Bet tikriausiai galima pasidžiaugti, kad augintinių šeimininkai yra ypatingai rūpestingi ir tik kas jau lekia ir važiuoja tikrintis, ar ne? Nėra, kad taip atmestinai žiūri žmonės. Seniau būdavo taip, kad savaitę viduriuoja, ne, ir kol neprividuriavo ant kilimo, tol niekas neatvažiuoja pas tave. Dabar tik kas ne taip, dažniausiai jau atvažiuoja. Į ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį auginant katę ar šunį? Vat su kokiais simptomais susidūrus jau nedelsiant reiktų kreiptis į veterinarą? Pastebėjus, kad gyvūnas vangesnis, pasyvesnis, mieguistesnis, prasčiau ėda arba vimlioja, viduriuoja, dabar kvėpavimo takų infekcijos siautėja. Tai pastebėjus, kad kažkaip netaip kvėpuoja, reikėtų pasirodyti. Pati esu pastebėjusi ir žiniasklaidoje, ir kalbant su artimaisiais, kad dabar gyvūnai, mūsų augintiniai serga panašiamis ligomis kaip ir mes žmonės. Ar tai būdavo ir seniau, bet niekas tiesiog nepastebėdavo, ar dabar tiesiog kažkas pasikeitė?
Manau, kad ir seniau taip pat sirgdavo gyvūnai visomis lygomis, turėdavo tas pačias lygas, galbūt, aišku, atsirado ir daugiau lygų, tačiau taip pat pasikeitė ir pati situacija su veterinarinė medicina, viskas patobulėjo, daugiau lygų galime diagnozuoti, daugiau lygų patys žinome. Todėl manau, kad visada buvo tos pačios lygos, tiesiog seniau jų niekas nesureikšmindavo. Ir jeigu ten pavidriuodavo, tai viskas praeidavo turbūt savaime arba gydydavo natūraliomis priemonėmis, ne? Kaip ir save žmonės, taip pat ir gyvūnus. Tai manau, tiesiog atsakingesni tapo šeimininkai. Nes dabar tenka girdėti, kad mano kačiukui alergija ten tam ar tam. Taip, tai vat, alergijų taip turim dabar gerokai daugiau negu kad seniau. Tai vėl galbūt turi įtakos mityba, nes seniau šerdavo natūraliais pašarais, ne, gyvūnus ir dažniausiai, kadangi negaudavo tos priežiūros, tai toks gyvūnas ir nusibaigdavo. Tačiau dabar, kai gali atnešti gyvūną, ne, yra specialistai, kurie gali įvertinti jo būklę, padeda sukontroliuoti visą tai. Kaip ir kalbėjome prieš tai, kad iš tikrųjų labai daug darbuojatės, stengiatės, žinoma, laiką skirti ir savo šeimai, bet gal turite ir dar kokių pomėgių, arba svajojate kažkokius pomėgius įgyvendinti? Taip, iš tikrųjų labai daug dirbu ir mano sena svajonė yra paskaityti knygą, rasti tam laiko. Tiesiog ramiai pabūti su knyga, ar ne? Na ir mūsų laida jau eina į pabaigą, tad jūsų paklausiu savo top 3 klausimus. Tai pirmasis būtų, kadangi mūsų laida vadinasi Regiono herojai, tai kas jums būtų regiono herojus? Tai galbūt nebūtinai konkretus žmogus, bet išgirstate regiono herojus ir kas pirmiausia šauna jums į galvą? Man regiono herojus turbūt tas žmogus, kuris eina ir daro tai, kas reikalinga. Be jokių titulų, be jokių scenų. Ir svarbiausia, kad paskui gauna tą atgalinį ryšį žmogaus, o tas atgalinis ryšys ir padėka, ačiū, yra, manau, pats vertingiausias. Vertingiausias, taip, teisingai. Grįžote jūs į Šiaulius ir tikriausiai ne veltui. Tai kokia vieta Šiaulių regione jums yra pati mylimiausia, kur dažniausiai norite sugrįžti, pabėgti nuo rūpesčių, nuo darbų? Šiaulių regione man visos vietos yra mielos ir tie patys kaimeliai, tie patys kiemai, kurių verda gyvenimas, į kuriuos atvažiuoju, aplankau, man yra labai mieli. Tačiau mieliausia turbūt vieta yra ten, kur dabar šiuo metu gyvenu, tai yra Sutkūnai. Teko tikrai ne kartą girdėti apie Sutkūnus, ten labai stipri bendruomenė. Taip, tikrai taip, labai stipri bendruomenė, norėčiau galbūt šiek tiek daugiau prisidėti prie bendruomeninės veiklos, tačiau tiesiog neturiu tam laiko kol kas. Šaunų žmonės ten tikrai gyvena. Na ir paskutinis mano magiškas klausimas būtų, jeigu turėtumėte super burtų lazdelę, su kuria galėtumėte absoliučiai gyvendinti visus norus, tai kokį norą paskirtumėte Šiauliams, kad visi žmonės būtų laimingi? Ką su ta burtų lazdelė pažaistumėte? Turbūt skirčiau tokį burtą Šiaulių žmonėms, kad jie rūpintųsi augintiniais, žmonėmis ir aplinka be niekieno prašymo. Ir tada pasaulis būtų pats gražiausias. Ačiū, kad šį vakarą atvykote pas mus į studiją. Džiaugiuosi, kad toks esate ir tikrai, manau, drąsiai mūsų žiūrovai gali jūs kreiptis, ar ne? Jeigu ištikus bėdai reikiant pagalbos augintiniui, tad Martynas visada jūsų paslaugomis. Ačiū Jums, kad toks esate ir manau, kad gyvūnai Jums dėkoja labiausiai. Ačiū Rimantė, kad pakvietėt. Ačiū Jums. Ačiū, kad žiūrėjote, brangūs žiūrovai. Primenu, kad visus laidų pakartojimus galite rasti etaplius.tv. Iki kitų susitikimų.